Bet šito dar nebuvo, ką pasėsi, man atrodo. Didelis traktorius man būtų labai nepatogus ir dėl kelio. Mes jau vakar visiems traktoriams paskelbėm akciją. Einam, Gintarai, gal parodyk. Einam. Kas per traktoriukas naujas? Oi, Girdėjau. turim čia tokią naujieną, kad žinokit visiems Iš kojų verčiančią? Taip. Bet šito dar nebuvo, ką pasėsi, man atrodo. Dar. Ne, Jis dar nebuvo nebuvo. dar atvykęs. Dar nebuvo, tai buvo Jo. 5000 serija, čia yra 4000-inis. Tai yra Gerai, 4000. einam pažiūrėti toliau. Tai toks, kaip pasakyti, toks monstras, partneris jūsų, į jūsų ūkį. Vietoj Belaruso praktiškai galima jeigu sakyti. Vietoj Belaruso, tai čia žinokit jau geriau net nebūna. Tai pirmiausia tai, kad yra balkinis tiltas, tai frontalinis krautuvas vienareikšmiškai, nes mūsų klientai yra mišrių ūkių ir miškininkai, ir tarp kitko... Ir komunalininkai? Ir komunalininkai, netgi ir žvejai. Nieko savo, tai ką čia žvejot, brakonieriaut nebe? Ne, žvejai paramas gauna, įleidinėja valtis laivus į jūrą. Aha, nu gerai, tai aprodykit, nu tai kas čia? Kas čia tokio vat svarbaus? Koks tai traktorius? Tai serijos gal kažkokios, nes aš matau čia aupaksų tai pilna. Aupaksų taip, turim nuo 25 arklio galių iki 130. P5000 buvo galingiausia serija, 136 arkliai. Vėliau atsirado P4000 naujas kūrinys, tai su Veihai varikliu, 4,6 litražo, pakankamas variklio galingumas, išvystyti visus reikiamus agregatus, su jais dirbti, kad aprūpintų gale. Ir kaip tik šiandien atlikom bandymus. Nu ir kiek tų galių arklio? Nu ir maloniai nustebom. Radom traktorius deklaruojamas kaip iki 120 arklio galių. Maloniai nustebę radome darbinio veleno, kada jau agregatui visi atiduodami gale 20%, tai variklis 101 arklys. Plus 20% visiems tepalo siurbliams, kondicionieriui, generatoriui ir taip toliau. Tai ką turim 120 arklių. Artėja paramos ir iki gruodžio pabaigos bus priimami kvietimai paramoms. Tai vat šitą žvėrį norim pasiūlyti būtent šitai paramai ir aišku tolimesniems. Bet priimami užsakymai iki gruodžio 20 dienos. Gavom išskirtinį pasiūlymą iš gamyklos 5000 eurų dovanų. Jau vakar visiems traktoriams paskelbėm akciją. Prašom Autopliuse pasižiūrėti, akcija galioja visiems traktorių modeliams. Traktorių pasiruošę parduoti daug, gamykla sugeba labai didelius kiekius pagaminti. Pilnai robotizuota gamykla, tai žmogiškojo faktoriaus klaidų jau lieka labai mažai. Nėra taip, kad kažkas tai nepriveršta, neužveršta ar nenudažyta. Tai prižiūri dirbtinis intelektas ir taip toliau. O kodėl traktorių pirkai? Būtent šitą, kodėl? Traktorių žiūrėjau, kad viskas man atitiktų ir kainą, ir kokybę. Aš suprantu, už ką moku. Kaina ir kokybė tai tikrai yra atitinkantis traktorius. Ir servisas netoli man yra visas. Ir labai efektingas, jeigu kažkas paskambini, atvyksta, pažiūri, sutvarko. O kas yra svarbu ūkininkui, tarkim, prieš perkant traktorių? Kaip tu, pavyzdžiui, išsirenki? Kokie tavo žingsniai? Tai žingsniai tokie yra, kad žiūrint pagal ką dirbsi su juo, kam jis tau reikalingas. Čia kaip pas mus yra mišrus ūkis, mums nereikėjo nei galingo, ir ne per silpno traktoriaus, nes tiems mažesniems darbams yra ir kiti traktoriai, kaip sakoma. O pagrindinis buvo aspektas, tai kad bus daug dirbama su darbiniu. Tai bus presas, mulčeris, šienapjovė. Daug darbų ir bus naudojama su frontaliniu krautuvu. Sakė, kad prieš pusmetį maždaug, ne, tu sužiūrėjai šitą traktorių? Jo, sužiūrėjau šitą traktorių. Jogi fiziškai nebuvo, ar jis buvo jau fiziškai Lietuvoje? Jisai jau vos ne pats pirmas dar buvo, aš jau žiūrėjau pats internete, domėjaus daugiau irgi apie tos traktorius, jau jie buvo parodoje irgi Lenkijoje, tas traktorius buvo. Nes ką pasėsi, tai nebuvo dar jo, aš atsimenu, ką pasėsi dar nebuvo. Bet čia Lenkijoje. O čia Lenkijoje tu buvai parodoje? Aš pats nebuvau, bet aš žiūrėjau visus ten, kaip įrodė aplink traktorių, ką šnekėjo. Tai kas tau svarbu, pavyzdžiui, kokia komplektacija? Man tau asmeniškai. Frontalinis krautuvas, kad nebūtų didelis, per daug didelis.
nes reikia dažnai įvažiuoti į kitus laukus arba šienaujamas tenai vietas. Aš pats gyvenu miškuotoj vietoj. Irgi didelis traktorius man būtų labai nepatogus dėl kelio. Dėl logistikos pačios. Jo, logistika ir kelias labai malasi su didesniu traktoriu. O kaip supranti, Lukai, žmonės sako, nu, aš panašu, turiu Belarusą ir man jo pilnai užtenka. Jeigu dieną dirbi, pusę dienos remontuoji, kartais irgi jau pavargsti per 6 metus. Nu, bet nesulyginsi vis tiek. Nesulyginsi, tai tikrai norisi to komforto ir norisi tos garso izoliacijos, nes irgi, kol jau nesam, kaip atrodo tas Belarusas, tai gali su juo dirbti. Mano tėvukas dirba visą gyvenimą su Belarusu, tai ir dabar jau ausis turi nešioti pastiprinimus, kad tai girdėtų. Bet jis dirba dar su 50, tai ten iš viso labai kaukia tas traktorius. Nu, kaip sakoma, nežinau, ir buvo karšta vasara, kondicionierius, viskas, kaip sakoma, tikrai padeda darbams ir pats nuovargį taip nejauti daug. Variklis dirba tikrai gražiai, kuriasi kiekvieną kartą, nebuvo jokių čia problemų, kad kažkas taip. Su frontaliniu irgi dirbu, šiemet 500 rulonų. Nuo laukų surinkau, sukroviau, nukroviau, daug mulčiavau pievų, kur ne šiemet labai geri derlingi metai pievom, tai buvo perteklis tų rulonų ir to. Nu, geras matomumas, pavyzdžiui, kai kartais yra kažkas aplink tave ar kažkur ir tu viską matai aplink savi, matai didumą čievą, kur tu žiūri, nu, kaip sakoma, tikrai matai ir padargo gale. Taip, čia mano vaikui vasėdinė dar yra, kur tikrai nėra kitose traktoriuose, nu, yra kitose, bet tai čia mes dirbam su sūnom savo. Galiu kyla klausimų. Ar traktorius su AdBlue sistema? Taip, jisai yra. Tai šitą ir norėjau, Gintarai, paklausti. Tai ar su AdBlue sistema yra? Su AdBlue sistema. Kur čia ta AdBlue sistema? Aišku, atrodo daugam nepatikimai, bet tai padeda išsaugoti mūsų gamtą, padeda išsaugoti ekologiją, tai yra neišvengiama ir kitaip nebus. Su juom uždaroje patalpoje dirbantis žmogus tikrai neapsinuodys neišmetamosiomis dujomis, tai tikrai labai saugus, kaip ir visi kiti. Nes būtent šitas traktorius yra pradirbęs 250 motovalų. Jau pradirbęs? Taip, jau pradirbęs. Yra mygtukas, jūs paspaudžiate, jūs nenaudojate daug galios. Tarkim, jūs šiandien važiuosite grėbti šieną. Nu tikrai jums nereikalingas didelis galingumas traktoriaus. Jūs pasirenkate patį žemiausią kuro sąnaudų režimą. Optimaliausias. Tai traktorius neišvystys per nelyg didelės galios, kurios jam ir nereikia, ir tuo pačiu naudos ekonomiškai kur. Jeigu jums reikia važiuoti arti laukus, pasispaudžiate galingiausią režimą, kur jau traktorius turės visus pilnus parametrus, galės srėbti kuro į valias, jeigu tik tai jums to reikia. 115 arklio galių retai kuris traktorius turintis pakels 3 eilių noraginį skutiką. 2,5 metrų noraginį skutiką tempia be problemų. Tas agregatas jisai sveria. Sveria kaip minimum toną 800. Ant traktoriaus galinės pakabos jau apkrova tokio agregato gaunasi virš 4 tonų. Tai šis traktorius ant galinės pakabos obuolių kelia 4,5 tonos. Traktorius sumontuotas frontalinis krautuvas, kurio keliamoji galia tona 800. Tai reiškia, kad toną 800 jisai kelia ne nuo šitos vietos, bet aukščiausiame iškeltame taške, maksimaliai iškeltame toną 800 jisai atlaiko šitą apkrovą. Jisai turi šlapę sankabą šitas traktorius. Tai reiškia, kad sankabą jūs valdote praktiškai be jokio pasipriešinimo. Jeigu išminant su koja, yra mygtukas ant pavaros virties, kur kojos galite nenaudoti. Nuspaudę jūs mygtuką, galite jungti pavarą. Ir atleidę, taip suprogramuota pavarų dėžė, kad jinai švelniai paleidžia traktorių. Ir be jokios abejonės tai yra elektra valdomas reversas. Kodėl man pirkti traktorių už 80 000, jeigu aš galiu nusipirkti per pus pigiau?